Pasakojant apie įžymaus žmogaus gyvenimą, paprastai teigiama, kad jis kilęs iš gabių ir kilmingų tėvų, o vaikystėje buvo itin gabus. Tačiau kur kas dažniau žmogus pasiekia visuotinio pripažinimo jau gerokai subrendęs, 10 metų atkakliai dirbdamas. Šitaip knygoje Talmudinio mokslo žvaigždė apie Vilniaus gaoną Elijų ben Saliamoną Kremerį užsimena jos autorius Mejeris Šubas, pabrėždamas, jog tokiai gausybei veikalų, kurių šis šviesuolis parašė apie 70 sukurti, reikėjo ir gabumų bei išminties, ir įtempto nuoseklaus darbo. Pasaulio žydų istorinėje atmintyje Vilniaus gaonas išliko ne tik kaip mokslininkas, vienas žymiausių Talmudo ir Kabalos žinovų, bet ir pačių tvirčiausių dvasinių bei intelektualinių šios tautos lyderių. Žmogumi, kuris laikėsi vienu svarbiausių žydų įstatymo, Toros nuostatų, tiek kasdieninėme savo gyvenime ir santykiuose su artimaisiais, tiek nepaliaujamai rūpindamasis visos tautos dorove. Fenomenaliai žinodamas šventuosius raštus, Elijas ben Saliamonas įvedė pamatuotų naujovių ir žydų teisę. O žymiausi Europos rabinai ir talmudistai įsiklausydavo į jo kalbas ir įdėmiai sekdavo pasirodžiusius veikalus, iš kurių apie Lietuvos kraštą ir litvakus garsas sklido į Šiaurės Afriką, Artimuosius rytus, Vidurinę Aziją ir net Indiją. Elijas ben Saliamonas Zalmanas iš tiesų tai yra žmogus, kuris yra pats žymiausias žydų mokslininkas, Talmudo ir Kabalos žinovas. Tai yra vienas pačių didžiausių dvasinių ir intelektinių lyderių naujųjų laikų žydų tautos istorijoje. Tai yra žmogus, kurio parašyti kūriniai ir kurio mokymo metodika yra nagrinėjama iki mūsų laikų ir kuris yra žinomas viso pasaulio žydų tarpe. Ir būtent šis žmogus yra susijęs su Kėdainių žydų bendruomenė, nes 18 amžiuje kurį laiką čia mokėsi. Vilniaus gaonas, kitaip sakant, Elijahu ben Šliomas Zalmanas, gimė 1720 metais, spalio 9 dieną Selcų miestelėje netoli Brastos, tai yra dabartinis Brestas. Gimė šeimoje, kurios ir tėvai, ir seneliai buvo rabinai, yra pakankamai žymus ir turintys autoritetą žydų tarpe, tai tiek iš tėvo pusės, tiek iš motinos pusės jo seneliai buvo iš tiesų labai žymus rabinai. Ir jau Elijo gabumai išryškėjo pačioje ankstyvoje jaunystėje. Būdamas 7 metų amžiaus Vilniuje didžiojoje sinagogoje pasakė tokį pirmą viešą savo pamokslą, tokį pakankamai painių Talmudo klausimų. Ir savo tuo pamokslu jisai atkreipė dėmesį būtent pačių žymiausių Talmudo aiškintojų rabinų. Ir vienas iš tų rabinų tiesiog pasiūlė jo tėvams, kad išleistų Eliją mokytis į Kėdainius pas Dovydą Kacenelembogeną. Kai kuriuose šaltiniuose yra minimos vienos pavardės, kitose kitos, bet vis tik tai 1700 ar 27 ar 28 metais Elijas iš tiesų atvyksta į Kėdainius ir klausėsi Jeruzalės Talmudo komentarų autoriaus Mozės Mergalioto paskaitų. Iš tiesų, kaip pažymi autoriai, tai Elijas nesimokė jokioje rabinų mokykloje. Iš tiesų jis turėjo savo mokytojus tik tai savo tėvą ir būtent Mozę Margaliotą iš Kėdainių kurį laiką, o vėliau jisai pats savarankiškai studijavo būtent Talmudą. Na ir Kėdainiuose Vilniaus gaonas mokėsi pusę metų, gyveno pusę metų. Jį čia pastebėjo, aišku, žmonės, kurie tuo laiku buvo susidomėję, žinoma, Talmudo studijomis ir būtent tuo laiku, kada jisai mokėsi, jį atkreipė dėmesį, kaip teigia Mejeris Šubas, pirklys Jehuda Libas, kuris vėliau, kada Elijui suėjo 13 metų, apvesino su savo dukra Hana. Tačiau jau kitoje literatūroje, kitose knygose yra minima, kad būtent jo
jį pastebėjo ne pirklys Jehuda Libas, o rabinas Juda Liobas, kuris irgi apesdino su savo dukra Hana. Taip kad čia yra tokie, sakykime, netikslumai ir juos reikėtų, sunku pakankamai išsiaiškinti, kaip ten iš tikrųjų buvo. Na, bet kokiu atveju Elijui tapus pilnamečiam, jis vedė kėdinietę Haną ir kurį laiką čia gyveno. Pagal legendą, tai jisai gyveno šalia kažkur Kėdainių trobelėje ir jaunoji žmona jam nešiodavo kiekvieną dieną valgyti, gerti, o jisai būtent ten tiesiog studijavo Talmudą, atsiskyręs nuo visų žmonių, kad niekas jam negalėtų maišyti. Apie jo išmintį, apie jo sugebėjimą studijuoti Talmudą, tas garsas pasklido po Lietuvą ir čia į Kėdainius atvykdavo pas jį, kaip prašo žmonės, pasikonsultuoti tam tikrais religiniais klausimais. Tai, kad jis ko gero ne vieną kartą lankėsi Kėdainiuose, tai iš tiesų, nes vis tik tai jeigu iš čia buvo kilę jo uošviai, tai bet kokiu atveju tai vis tiek keletą kartų tai tikrai jis čia viešėjo. Išvykęs iš Kėdainių, Elijas apkeliavo daug šalių ir buvo susiruošęs keliauti į dabartinį Izraelį, į Palestiną tuometinę. Ir keliavo per Lenkiją, Vokietiją ir 1745 metais nutraukė savo kelionę ir sugrįžo į Vilnių. Ir Vilniuje jau gyveno su šeima ir atsidėjo Talmudo studijoms. Iš tiesų jis gyveno labai tokį atsiskyrėlišką ir vienuolišką gyvenimo būdą, labai daug dėmesio skyrė būtent studijoms, Talmudo studijoms ir kažkokių viešų tokių pareigų žydų bendruomenės neužėmė. Jis nebuvo nei žydų bendruomenės rabinas, nei kažkas tai tokio, bet bendruomenė, pripažindama jo be galo didelį autoritetą, jam skyrė tam tikrą pinigų sumą, už kurią jis galėtų pragyventi. Elijas turėjo šeimą, turėjo žmoną ir turėjo 3 vaikus, tai yra 2 sūnus ir dukterį. Na ir gyveno Vilniuje, mirė 1797 metais, spalio 9 dieną, buvo iš pradžių palaidotas Kalvarijų žydų kapinėse, vėliau perkeltas į Užupio žydų kapinės, o 1968 metais perkeltas į Sudervės žydų kapinės. Ir ten yra dabar jo ir kapas, ir paminklai. Talmudas hebrajiškai reiškia žodinį mokymą. Jis detalizuoja bei papildo Torą, tai yra rašytinį mokymą, kurį išpažino tik žydai, pasivadinę knygos tauta. Tai didžiulė senovės žydų minties enciklopedija, kurioje buvo sudėti ir įstatymų bei teisinių normų reikalavimai, ir tradicijų bei filosofinių minčių lobiai. Pagrindinis Talmudo studijų tikslas – išlaikyti vienodą visų išeivijoje gyvenančių žydų gyvenimo būdą, taip susiejančią tautą į vieną vienetą, kad būtų išsaugota jos savastis iki savarankiškos valstybės atkūrimo. Toksai gyvenimo būdas, paremtas kasdieniniais švento rašto nurodymais, turėjo gerasias ir blogasias puses. Jis vienijo visus žydus į vieną organizuotą etninę bendriją, tačiau siaurino individualią žmogaus raišką. Visose gyvenimo sferose žydas priklausė nuo kahalo, tai yra bendruomenės, jo vadovų ir rabinų, be kurių sutikimo jis negalėjo pirkti ir parduoti nuosavybės, nuomoti ko nors, apsigyventi mieste, kreiptis į valdžios organus ir kita. Nedvasinio gyvenimo ribos šioje bendruomenėje buvo itin griežtai apibrėžtos, o valstybių, kuriuose ši tauta įsikurdavo piliečiams, tokie suvaržymai ir apeigos kėlė nepamatuotą baimę bei priešiškumą. Tačiau savosios religijos žydai neatsisakė ir po žiauriausių išbandymų. Ilgus šimtmečius kūrė kultūrinį ir nacionalinį savitumą, paremtą Toros mokymų ir micvų arba priedermių laikymusi, jie suformavo tarpusavio pagalbą ir visuomeniniais ryšiais susaistytą bendruomenę, kuri maldos namuose bei religinėse draugijose jausdavosi tarsi savotiškoje dvasinėje tvirtovėje. Žydai tai yra pirmoji tauta, kuri sukūrė tikėjimą į vieną Dievą. Ir būtent tikėjimo pagrindas yra Senasis testamentas, o Senojo testamento pirmosios 5 knygos sudaro Torą, tai yra penkiaknygė. Mūsų eros pradžioje, kuomet žydų tarpo kilo krikščionybės religija, tai dabartiniai krikščionys juk irgi pripažįsta ir Senąjį, ir testamentą, ir tą pačią Torą, ir Naująjį testamentą. Todėl ilgainiui laikui bėgant, žydams iš tiesų reikėjo tokio šventojo turbūt rašto,
kuris būtų skirtas tik jiems, kad niekas kitas negalėtų jį pretenduoti ar juo naudotis ir tai būtų skirta tik tai jiems vieniems. Ir todėl ilgainiui atsirado būtent tos toros aiškinimai. Pati tora, kaip penkiaknygė, jinai, manoma, buvo surašyta apie 8 amžių prieš Kristų. Ir buvo būtent tos toros aiškinimai buvo perdodami iš lūpų į lūpas, tai buvo tarsi tokia žodinė tradicija. Na ir maždaug apie 3 amžių jau mūsų eros, jau yra būtent po Kristaus, buvo pradėti užrašinėti tie būtent toros komentarai, kurie tiesiog išsikristalizavo būtent Talmudo pavidalu. Nes pirmajame mūsų po Kristaus amžiuje žydai romėnų buvo išvaryti iš Palestinos, pasklido po visą pasaulį, gyveno diasporoje ir todėl tas Talmudas iš tiesų buvo be galo reikalingas patiems žydams, norintiems išlaikyti savo tautinį tapatumą. Kad ir kur gyvendami, jie turėtų išlaikytų kalbą, tikybą, papročius, tradicijas ir nesusitapatintų ir nesusiasimiliuotų su kitomis tautomis. Tai būtent gyvenant diasporoje buvo išleisti ir parašyti 2 Talmudai. Tai yra 2 Talmudo versijos, tai yra Jeruzalės ir Babilono, tai yra maždaug apie 6-7 mūsų po Kristaus amžiuose. Ir būtent Vilniaus Gaonas tyrinėjo šiuos 2 Talmudus ir prie tokios išvados, kad per ilgus šimtmečius, kuomet buvo perrašinėjami ir vienas ir kitas Talmudai, įsivėlė nemažai klaidų. Ir tas klaidas iš tiesų reikia ištaisyti, jas reikia iš tiesų parodyti, kas yra gerai, o kas nėra gerai. Ir būtent visi tyrinėtojai pripažįsta, kad jo didžiausias nuopelnas, kad jis būtent tuose perrašinėjimuose, tuose tekstuose rasdavo klaidas, jas ištaisydavo ir sunormindavo taip, kaip priklauso, sakykime, pagal žydų religiją. Pagrindinę vietą Gaono mokslinėje teologinėje sistemoje užėmė micvų mistika. Micva, pažodžiui įsakymas, liepimas, priedermė, tai žydų religijos nuorodos, kurių buvo 365 draudžiamosios ir 248 leidžiamosios. Kasdienybėje micva vadinamas bet kuris geras poelgis ar veiksmas, o anot Elijo ben Saliamono, būtent šių moralinių priesakų vykdymas turi didelę istorinę reikšmę, nes savo veiksmais ir poelgiais kiekvienas žmogus gali stiprinti arba silpninti, tobulinti ar griauti dieviškąją pasaulio tvarką. Tora ir micvos yra pagrindiniai įrankiai norint tapti Dievo partneriais, nes žydų įsitikinimu tik dorovinis žmogaus elgesys sąlygoja epochų kaitą, o ne socialiniai veiksniai. Laikydamas micvas aukščiausios protingos dorovės, nepriklausančios nuo individo raiška, Vilniaus Gaonas iš esmės traktavo micvas kaip savotišką kategorinį imperatyvą. Tad ir visą judaizmo esmę sudaro dorovinis pamatas, priedermės turinčios privalomąjį pobūdį. Nedaryk kitam to, ko negeidi savo pačiam. Tai reiškia, kad žmogus negali būti abejingas blogiui, neteisybei, niekšybei ir taikytis su tuo. Jei tu neskriausi kito, tai kitas neskriaus tavęs. Geriau pačiam kentėti skriaudą, negu skriausti kitą. Šių nuostatų, kaip jau kalbėta, laikėsi ir pats Gaonas, kuris teigė, kad žmogaus didingumą sudaro ne fizinė jėga ir neribota valdžia ar dideli turtai, o teisingi darbai, moraliniai poelgiai, sąžiningumas bei pagarba ir parama kitiems. Turinio požiūriu Talmudą sudaro 2 dalys, tai yra halacha ir agada. Halacha aramėjiškai reiškia kryptis, tai būtent toj halachoje yra nustatoma, kokį gyvenimo būdą žydas turi pasirinkti. Tai yra teisinių normų tarsi sąvadas, reguliuojantis ūkinį, pilietinį, šeimininį ir religinį žydų gyvenimą. Kodėl tai buvo svarbu? Todėl tam, kad žydai gyvendami kitų tautų apsuptyje, jie nesusilietų. Tai buvo labai griežtai reikalavimo laikytis asmens higienos normų, valgio gaminimų tradicijos, šabo tradicijos laikymasis. Būtent tas, kas išskiria žydus iš aplinkinių gyventojų ir tas, kas jiems tarsi
leidžia išlikti žydais kitose šalise. Na ir Agadoje arba Hagadoje, kur yra rašoma, tai yra būtent ten yra užfiksuoti įvairūs žydų liaudies pasakojimai, priežodžiai, užkeikimai, prietarai, filosofinės idėjos, moralinės tendencijos. Tai tarsi visą tai atspindi tarsi tokį nacionalinius žydų jausmus ir nužybi žydų vietą istorijoje. Reikia pasakyti, kad viduramžiais žydų gyvenimas Europos šalyse buvo pakankamai sunkus. Buvo, iš tikrųjų, tas katalikų bažnyčios puolimas žydų atžvilgių buvo labai agresyvus. Buvo tiesiog skatinami pogromai, vykdavo dideli ir buvo deginami jų namai, sinagogos, jie patys buvo ir žalojami, atimamas turtas. Žydai buvo išvaromi tiesiog iš valstybių, sakykime, iš Ispanijos, iš Anglijos jie buvo išvaryti, netgi vieną kartą ir iš Lietuvos buvo išvaryti. Taigi tas gyvenimas tikrai buvo labai sunkus ir būtent Talmudas rodė kelią, kaip galima tarsi atsiriboti nuo tos sunkaus pasaulio. Tai yra panirti į religinį mokymą. Panirti, atsiriboti nuo viso pasaulio ir lyg tai tame rasti išsigelbėjimą. Ir kai kurie autoriai tai pažymė, kad tai buvo ujamų ir persekiojimų žmonių užsisklendimas tarsi nuo viso to. Ir jeigu mes pasižiūrim tuometinę, sakykime, tradiciją vakarų Europoje, tai žydai gyvena atskirais kvartalais, getais. Jiems negalima statytis namų, kur jie nori, negali prekiauti. Turi nešioti tam tikrus, sakykime, atpažinimo ženklus. Pavyzdžiui, kai kuriuose vakarų Europos šalyse turėjo lyg ir su geltonų ženklų nešioti, sakykime, tam tikrą aprangą. Tai taip, kad vis laikas stengiamasi juos izoliuoti. Jie irgi tokiu būdu tarsi izoliavosi nuo visuomenės ir užsidarė savyje studijuodami šitą Talmudą. Iš tiesų labai yra svarbus dalykas, kad Talmude žydams buvo griežtai uždrausta juoktis ir tyčiotis iš kitų tikėjimų religijų. Nes iš tiesų, jeigu tu nori, kad su tavim gerai elgtųsi, reikia ir kad tu elgtumėsi su kitais gerais, su kitais žmonėmis pakankamai pagarbiai ir gražiai. Ir čia tikrai galima būtų prisiminti tarpukario Lietuvos laikus, kuomet yra išlikę labai daug lietuvių pasakojimų apie tai, kad jeigu žydai samdydavo žmonės katalikus ir tie katalikai nenukeldavo kepurės prie savo kryžiaus arba nepersižegnodavo, tai laikydavo tokį žmogų nepatikimu. Jeigu jis negerbė savo tikėjimo, tai jis negerbs ir kito. Ir tokių žmonių nesamdydavo. Tai iš tikrųjų, čia tikrai matyti tokios savybės išugdytos to Talmudo reikalavimų, iš tikrųjų jos pasireiškia ir kasdienėme gyvenime, kas yra iš tikrųjų labai svarbu. Rabis Elijahu neabejojo, kad žmogaus tarnavimas aukščiausiam turi būti paremtas išmintimi. Nors priedermes būtina griežtai vykdyti, bet reikia suprasti ir jų prasmę. Todėl visą gyvenimą studijavęs abu Talmudo variantus, daugybė jų komentarų bei papildymų, ne vien logiškai juos gretino ir taisė klaidas, bet ir norėjo suprasti, ko halacha reikalauja iš kiekvieno žydo. Neaiškumai ir klaidos Talmude atsirado dėl to, kad jo sudarytojai priklausė ne vienai, o kelioms mokykloms, kurios be kita ko skiriasi net loginiu suvokimu. Ir tai, kas atrodė teisinga vienoje sistemoje, kitoje tapo netiesa. Abejotiną tekstą Vilniaus Gaonas lygindavo su tokio pat turinio tekstu kitose šaltiniuose. Ir įsitikinęs savo teisumu, ryžtingai jį taisydavo, perkeldamas iš vienos skyriaus į kitą ne tik frazes, bet ir ištisas pastraipas. Toks titaniškas darbas pareikalavo nežmoniškų pastangų, daugybės mokslinių žinių ir neregėto atsidavimo. Tik eidamas 40-uosius metus, rabis Elijas atsisakė atsiskyrėlio gyvenimo. Iki tol miegodavęs vos 2 valandas per parą, dienomis užsidarydavęs langinės ir skaitydavęs žvakės šviesoje, kad niekas neblaškytų dėmesio, o žiemą, kojas įmerkęs į šiltą vandenį, kad neužmigtų, studijuodavo raštus ledinėme kambaryje ir visai nekalbėdavo kitomis su Tora nesusijusiomis temomis. Po 40 savo patirtį stengiasi perduoti mokiniams. Savo įsteigtoje mokykloje dirbo su būreliu itin gabių mokinių, daug dėmesio skyrė hebrajų kalbos ir Tanacho studijoms. Taip pat
nuodugniam Talmudo pažinimui. Jo Talmudo analizės metodologiją galima skirstyti tokias dvi pagrindinės dalis. Tai yra viena yra išorinis kriticizmas, tai yra tekstų ir dokumentų, kurie daugybę kartų perrašinėjant galėjo būti iškraipyti kriticizmas. Kurį galėtume pavadinti tekstualiniu kriticizmu. Tiesiog yra lyginami tekstai ir matoma, kur yra praleistos raidės, kur yra neteisingai išversta arba, sakykime, paaiškinta. Ir antra yra vidinis kriticizmas. Tai yra siekiant suvokti Talmudo paprastąją prasmę racionalios analizės būdu. Ar iš tiesų taip yra suprantami tam tikri žodžiai. Ir iš tiesų, kas labai, sakykime, iš tikrųjų turėtų vertę ir dabar turi vertę, Gaono pastebėjimas, tai, kad Talmudo studijavimas, aplamai bet kokių tekstų studijavimas turi būti grindžiamas protu, o ne autoritetais. Tai iš tiesų, ta tokia mokslinė veikla, jinai buvo pakankamai plati. Iš tikrųjų, jisai tikrai neapsiribojo vien tik tai religinėmis studijomis Talmudo. Jam mirus buvo išleista maždaug 70 pavadinimų jo įvairių kūrinių. Ir būtent jo kartos žmonės ir vėlesnių kartų tyrinėtojai labai žavėjosi Gaono nepaprasta erudicija ir daugelio pasaulietinių mokslų išmanymu. Nes būtent Gaonas pasakė, kad mes negalim tik tai religinių požiūrių tyrinėti, reikia turėti labai platų išsilavinimą. Ir būtent Elijahu kūrybinis palikimas iš tiesų yra labai plataus spektro. Tai yra ir šventojo rašto tyrinėjimai, ir Talmudo, ir mistinių kabalos tekstų komentarai, hebrajų kalbos gramatika ir ilgas sąrašas bendrųjų tokių mokslų kaip geometrija, astronomija, medicina. Iš tiesų, tais mokslais jisai domėjosi ir tarp jo parašytų knygų yra minima hebrajų kalbos gramatika, geometrijos ir trigonometrijos vadovėliai ir panašūs dalykai. Ir iš tiesų, kada jisai nagrinėjo Talmudą ir kitus judaizmo raštus, jis paliko labai daug pastabų. Ir būtent, kada jisai tyrinėjo tuos visus raštus, iš tiesų jos stropumas studijose buvo begalinės. Kaip pažymė autoriai knygose, jau po jo mirties jo sūnus liudijo, kad paprastai Gaonas miegodavo jau, sakykime, gyvenimo saulėlydyje tik tai 2 valandas. Ir iš tiesų tiesiog atsidėjo tom religiniam studijom. Ir iš tikrųjų, kuo išsiskyrė Gaonas? Išsiskyrė tuo, kad jis sugebėdavo atsiminti, kiek kartų ir koks išminčius buvo paminėtas tam tikroje Talmudo knygos vietoje. Tai iš tiesų jo žinių kiekis buvo, kaip aš sakau, turbūt neaprėpiamas. Laikas, kai Vilniaus Gaonas gyveno ir kūrė, buvo didelių socialinių politinių pertvarkų vakarų ir rytų Europoje metai. Žydams tomis revoliucinėmis dienomis, kai griuvo feodalinė santvarka su visomis institucijomis, labai reikėjo didžių mąstytojų ir dvasios vadų, kurie palaikytų tikėjimą tautos atgimimu ir viltį atkurti prarastą valstybingumą senovės Izraelio žemėje, protėvių tėvynėje. Tam reikėjo ne mokytis kariauti, kaip tai darė kitos tautos, o stiprinti savo dvasingumą. Nevilties ir nusiminimo sąlygomis Gaonas žadino nacionalinį jausmą ir sąmonę. Jis ne tik su širdgėla kalbėjo apie žydų likimą, bet ir džiaugsmingai pranašavo išvadavimo neišvengiamybę. Rabis Elijas tvirtai tikėjo, kad apvaizda išrinko žydus ne tik kančioms, bet ir amžinai laimiai bei džiaugsmui dar šiame žemiškajame pasaulyje. Jis ragino tautiečius nenusivilti, nes Dievo dvasia visada su tais, kurie kenčia už savo tikėjimą. Izraelio vaikai, nors ištremti iš tėvynės, gyvuoja, nes jų egzistavimas remiasi ne materialiomis gerybėmis, o dvasios turtais. Patarlių knygos komentaruose Elijas ben Saliamonas ragino niekada neužmiršti 10 Dievo įsakymų. Išsivaduokite nuo neapykantos ir pavydo, rašė jis. Neliežuvaukite, neapkalbėkite kitų, negeiskite niekam blogo, neišpuikite, būkite kuklus gyvenime. Tai sunkus kelias ir jo reikia žengti pamažu, žingsnis po žingsnio. Šiaip jau Vilniaus Gaonas buvo tikrai netradicinis mąstytojas.
Jo požiūris į gyvenimą bei religiją buvo tikrai labai griežtas ir tikriausiai šiuolaikiniam žmogui jis tikrai būtų vargiai ar priimtinas. Nes, kaip Meiris Šubas, jį tiesiog pavadino, galima sakyti, netgi religinių fanatikų, nes kaip dabar, pavyzdžiui, žmogaus gyvenime prioritetais yra kaip asmeninė laisvė, nuomonės laisvė, tai visiškai prieštarauja Gaono išsakytoms mintims ir pamokymams bei gyvenimo būdui. Ir iš tiesų, ten jau yra griežti reikalavimai, kaip tu turi gyventi. Tiesiog aš norisi pacituoti tiesiog jo keletą tokių posakių, kurie tarsi nužymė tokią moralinės savybės, ko reikia gyvenant. Tai aistras reikia neužgniaužti, o sukilninti. Tora kaip lietus gaivina ir sveikų želmenis ir piktžoles. Gyvenimas tai apmaudo ir kentėjimo virtinė, o bemiegės naktis visų dalia. Ir paskutinė tokia, kokią nors vertę turi tik tai, kas pasiekta sunkių darbų ir kova. Ir iš tiesų, pasak Elijahu, kad suprastų daiktą, išmintį ir išmanytų amatą, žmogus privalo laikytis 3 paprastų taisyklių. Tai yra savo akimis pamatyti tai, kas jam rodoma, savo ausimis girdėti tai, kas yra sakoma ir visą tai pajusti savo širdimi. Ir kai tu pamatysi, išgirsi ir suprasi, kad tau tai yra artima, bet koks savo padarytas darbas, parašytas kūrinys ar nuveikti darbai tikrai gaus prasmę ir jie bus teisingi. Tai iš tiesų Vilniaus Gaono pasakytos mintis padaryti darbai, jie reikšmingi, ko gero, ne tik tai žydams, bet iš tikrųjų jų išminties galim pasisemti ir mes visi. O Vilniaus Gaono iš tiesų vardas tikrai nėra ištrintas iš istorinės atminties. Kėdainiuose ant sinagogos Smūgos gatvėje yra ir paminklinė lenta Vilniaus Gaonui. Vilniuje yra Vilniaus Gaono gatvė. Gaono vardu yra pavadintas žydų muziejus. Yra jo buvusio namo vietoje pastatytas paminklas, tiesiog biustas Vilniaus Gaonui. Yra tiesiog po jo mirties buvo įkurtos rabinų mokyklos, kurios tęsė Talmudo studijavimo tokią tradiciją. Ir iš tikrųjų, tos mokyklos, kurios buvo įkurtos jau po Gaono mirties, jos perėmė Gaono tokį, kaip čia pasakyti, metodiką. Iš tiesų, pats Gaonas, dirbdamas su tais keliais mokiniais, mokė, kaip dėstyti, o ne ką dėstyti. Tai yra labai svarbu, kad kaip reikia perteikti mokymo medžiagą kitiems, kad ir pačiam įsisavinti naujus dalykus. Būtent mokymo ir mokymosi logika bei metodika iškeliama į pirmą vietą. Tai yra labai svarbu. Gali mokytojas labai išsamei ir gražiai papasakoti, kiek tai bus priimtina klausančiajam ir kiek tas klausantysis persiims. Tai čia jau reikia ir tada ir konkretaus darbo, ir metodikos, ir visą kitą. Ir iš tiesų, žydų pedagogika remiasi būtent labai labai stiprią metodiką, kaip visą tai dėstyti ir įprasminti. Tai aš manau, kad Vilniaus Gaono vardas susiejamas ir su Vilniumi, ir su Kėdainiais. Tai iš tiesų yra, istoriniu požiūriu labai vertinga ir mums.